Šiandien šeštadienis, tai truputį vyrams išeiginė gaunasi. Šiandieną gali atsipūsti, labai toks stiprus darbų maratonas buvo pastaruoju metu, oras mums leido tą daryti, tai yra labai gerai. Tai šiandieną aš čia kaip ir vienas su šeimyna, bet mūsų tikslas šiandieną tai persodinti medžius. Tai jūs galite tiksliai suskaičiuoti, kiek metų? 6-7, bet nuo statybų lieka šiek tiek betvarkės, tai 7-8, beveik 9 metai. Taip, 10 metų gali būti tokiai pušiai. O technika didelė, ne visur pravažiuoja, dėl to reikia apsivalyti teritoriją. Ir tokia pajėgs jūsų technika. Taip. Ir šiandien turbūt vienas labiausiai jaudinančių momentų. Man visuomet patinka tie tokie dideli agregatai, didelės mašinos, stiprus, galingi varikliai. Tai čia vienas iš tokių atvejų, kur lauki tokių gerų sprendimų ir atrodo tokia didelė mašina. Ir kaip būna gyvenime tokie paradoksai, kur tu didelė mašina, didelis agregatas ir jisai rūpinasi tokiu gležnu sutvėrimu kaip medis. Prisisėja labai daug tų ąžuoliukų ir tokių jau paaugusių ir dabar nežinom, ką su jais daryti. Tai yra tokia nutinka sintezė nuostabi, tai mūsų laukia tokie įdomus pojūčiai šiandieną. Buvo minčių alėja padaryti tokią ąžuolų. Netrukus ir pradėsime. Taip, kad prasidėtų darbas, pirmą reikia iškasti duobę. Rudenį, kai pradės mest lapus, tai supranti, kad ten bus lapų ta alėja. Reiškia, aš sakau, dideli agregatai, o veikimo principas toks, kad čia centimetrų tikslumu pataikai. Jam reikalingas tikslas ir aiški vieta, kur reikia iškasti duobę. Ir dabar šitas aparatas, kastuvų nereikia. Šitas aparatas tiesiog pakils į tinkamą poziciją, paims tas žemes, ištrauks viskas, duobė paruošta. Pirmą kartą, kai iškasi duobę, padedi žemes prie to medžio, kurį kasi paskutinį. Taip, šalia. Paskutinį. Kurį kasi šalia paskutinį. Tada, kai mes paimam medį, įstatome į šito medžio duobės vietą. Teisingai. Tada jau, kai kitą duobę kasam, tada jau tas žemės paimtas įstatom į prieš tai buvusią iškastą medžio vietą. Ir taip gaunasi, kad pačiam gale nelieka jokių duobių. Ir jau tą paskutinį pirmos duobės gruntą, prie paskutinės duobės mes jau galo supilam į tą paskutinę iškasto medžio duobę. Ratu taip apeina ir jokių duobių, jokių... Visiškai be atliekų. Čia irgi nėra labai paprasta, nes vienas medis šalia kito yra pakankamai arti. Tai toksai lėtas procesas, nes reikia apkabinti, dirba du žmonės. Yra taikinio nustatytojas ir procesų autorius. Tai yra, reikia tiksliai žinoti, kaip apglėbti tą medį ir įleisti peilius į žemę, kad tinkamai jos ištraukti. Paprastai, švariai, techniškai paėmė, kaip puoduką nuo stalo paimtume, tai čia vos ne tas pats principas, tik tai giliau jisai kažkur padėtas. Išimtas medis, čia net iškastas turbūt neįmanoma būtų pasakyti, nelabai tiktų išimtas ir vėlgi turbūt negalima būtų sakyti pasodintas bus, jisai bus padėtas. Gerai, tai čia toks tikslas ir yra mūsų, tokią tuščią erdvę, šiek tiek apsodinti dar keliom pušim, kurios sode visiškai neturi prasmės, ten jos kaip svetimkūnis, o čia jos atsiras tarp savos šeimos, savo draugų, pušis prie pušies, bus toksai miškelis čia pasidarys. Tai va, tai procesas dabar jau kaip ir aiškus antrą kartą, vėl toje vietoje iškasam duobę ir tai, ką čia dabar ištrauks, tas žemes padės kaip plomba į prieš tai iškastą medžio vietą, pamatysim. Ir tada jau imsis kito medžio.